28 metų Ajo Deilis. 1,70 m, 81 kg ir 6 metais jaunesnis Matas Stebuliauskas. Lietuviai į šį turnyrą parinkti reto jaunumo. Kol kas vyriausias buvo 22 metų kovotojas. Visos tos žvaigždės, kurias jūs matote iš senesnių turnyrų, Egidijus Valavičius, Remigijus Markevičius arba šiek tiek ir jaunesni kovotojai, jų į šį turnyrą nebuvo pakviesta, bet nuo to turnyras tikrai nėra prastesnis. Matas Stebuliauskas, MMA kovotojas, per savo karjerą yra iškovojęs ne vieną titulą ir kovotojas, kuris įdomus yra iš tikrųjų. Dėl dvikovų turnyrų atsisakė kelionės po Aziją. Tokią žinutę prieš šį turnyrą buvo išplatinusi pati Bušido federacija. Tailande ir Filipinuose besiruošęs šiai kovai. Na ir jis kovojo tiek SWAT turnyre Kaune vasario mėnesį. Kovo 14 diena turnyras, kai vyko šis KOK World Grand Prix 2015 turnyras. Matas Stebuliauskas dabar yra pristatomas ir žiūrėsime, ką davė jo pasiruošimas egzotiškose šalyse. Lietuvos kickbokso daugkartinis čempionas, daugkartinis Bušido SWAT čempionas. Heroes 2012 kovos dalyvis ir laimėtojas. Nugalėjęs Damieną Matėščiuką iš Lenkijos. Na ir kitų laimėjimų taip pat netrūksta Mato Stebuliausko dosje. Beje, kalbant apie MMA kovas, iki šiol 5 kovos, 3 pergalės, 2 pralaimėjimai. Nugalėtas Valentas Šimkus, Džegožas Lipskis, Muhamedas Azerbajevas, tačiau patirti pralaimėjimai Piotrui Lesniakui ir Pavelui Pavlakui. Du raundai po 5 minutės. Labai ilgai nelipa į ringą šis lietuvis. Tiesiog nori, liaudiškai tariant, išsitaškyti prieš lipumas į ringą. Matas Stebuliauskas jau irgi ringe. Na ir labai didžiulio palaikymo čia Siemens arenoje turi šis kovotojas. 28 years old, height 180 cm, weight 81 kg. House welterweight title, Russian Fighting Championships welterweight title. Fighter representing Team Rhino, Ireland, Ajo Deilis. Ir netrukus jo priešininkas. Height 184 cm, weight 81 kg. Participant and prizeman of fighting tournament. Fighter representing Dairalfas Gym, Lithuania,
stipriai užsivedęs yra Matas Stabuliauskas. Ne kartą yra tekę matyti šį kovotoją, bet tiesą sakant, štai taip užsivedusi ir tokį grėsmę keliant toli gražu nedažnai. Čia mes galėsime išvysti ir klinčą, čia mes galėsime išvysti ir kovą parteryje. MMA taisyklės. Ir čia aišku, kad jėgų ir nuovargio gali būti gerokai daugiau negu kitose kovose, nors aišku, kiekviena kova yra savotiškai sudėtinga, bet kuriam sportininkui. Ar kas gali būti blogiausia šioje kovoje, jeigu, sakykime, sportininkai parteryje leis daug laiko ir jame nenuveiks nieko ypatingo. Tokių kovų pagal MMA taisyklės irgi būna ir jų būna, nenoriu sakyti, kad dažnai, bet jų tiesiog būna. Viena minutė kovos jau prabėgo, visa laimė, kad teisėjas kelia kovotojus ir tai labai patinka publikai. Viršutinę poziciją yra užsiėmęs lietuvis, bet kol kas iki... nenori pats, leidžia kelti savo priešininką, ne tai, kad leidžia. Gal dar šiek tiek ir atspardyti savo priešininką, štai koks sprendimas. Airis iškart vėl perveda kovą į parterį, jam toks sprendimas yra geresnis. O štai taip. Smūgių kruša dabar, kurią paleidžia Airis lietuvio pusėn. Ir bando atlikti smaugimo veiksmą, dabar turėtų išsivaduoti. Nori, nenori, privalo išsivaduoti lietuvis, nors situacija jam yra labai nepalanki. Smaugimo veiksmas yra atliekamas, tik ar jis bus užakcentuotas? Ne. Bravo! Matas Stabuliauskas sugeba išsinerti iš labai rimto pavojaus. Tikrai. O čia štai kokių sprendimų prisigalvoja Airis ir jo tie sprendimai yra labai įdomus. Tikrai nedažnai pamatysime kovotojus atliekančius kažką panašaus. Ir štai taip, gerokai daugiau smūgių pirmajame raunde yra atlikęs Airis. Ir tas pirmasis raundas tikrai labai greit artėja pabaigos link. Vertinkim tai, kad čia buvo raundui skirtos 5 minutės ir jos visiškai yra priartėjusios prie pabaigos. Ir didesnę raundo dalį, pripažinkime, Airis diktuoja sąlygas, galbūt nenuveikia kažko tokio išskirtinio, bet faktas tas, kad jis bent jau, sakant, vadovauja paradui.
30 sekundžių užbaigti pirmąjį raundą ir atrodo net kraujai jau pasrūvo. Taip, kraujas pasrūvo Mato Stebuliausko veide. Atrodo, kad prakirto, ir labai rimtai prakirto savo priešininkui antakį Airijos atstovas, nes smūgių jis per pirmąjį raundą atliko tikrai labai daug, labai galingų smūgių, labai pavojingų smūgių. Čia plojimais pasitinkami kovotojai, atrodo, kruvinas yra ir Airijos atstovas. Jam nereikia sutvarkyti kraujo ir čia praleidžia dar vieną stiprų smūgį Matas. Pirmasis raundas neabejotinai priklauso Airijos kovotojui. Ir kągi, dabar vienos minutės pertraukėlė. Ir tada antrasis 5 minučių užėjimas. Pirmajame raunde, dar kartą pakartosiu, ne lygios jėgos ir pirmajame raunde tikrai išsiskyrė Airijos kovotojas. Ajo Daly, labai smagus jis buvo ir čia raundo pabaiga, štai iš kairės labai stipriai užtvoja Matui ir taškų nepaskaičiuosi, tačiau tiesiog didžiulė persvara, labai mažai tokių kovų buvo šiandien, kur toks didelis skirtumas tarp kovotojų. Norėtųsi, jog antrajame raunde nieko panašaus mes neišvysime. Taip gali būti, kodėlgi ne. Final round. Antrasis raundas. Ir paskutinysis raundas, jeigu teisėjai neskirs papildomų 5 minučių, pagal pirmąjį raundą tai yra paprasčiausiai nerealu. Ir vėl viršutinę poziciją yra užsiėmęs Airis. Ir štai kokiais būdais bando rinkti taškus. Tikrai labai daug smūgių atlieka Airis. Be proto daug. Ir čia šansas dabar Matui. Matas Stebuliauskas turėjo galimybę laužimo veiksmų išplėšti pergalę. Na ir kas, kad geresnis šioje kovoje yra Airis. Laimėtoju yra skelbiamas tas, kuris laimi kovą, o ne tas, kuris geriau kovoja 5, 7 ar 9 minutės. Stato teisėjas kovotojus, galbūt ir pats laikas. Na ir antrasis raundas neabejotinai yra įdomesnis. Antrajame raunde mes matome gerokai daugiau kovos. Ir publikai tai patinka, jūs patys girdit. Čia dar kartą teks kelti kovotojus vėl į stovėseną ir būtent stovėsenoje pratęsti šią kovą. Geras veiksmas. Svarbiausia nepasiduoti. Jeigu jėgų yra, tikrai galima nuveikti labai daug. Čia vėl bando, bent jau dabar bandė atlikti
smaugimo veiksmą lietuvis. Na, dabar geresnėje padėtyje yra Airijos atstovas. Ir štai kiek smūgių jis atlieka. Skaičiuokit, kad kiekvienas toks smūgis garantuoja tašką. O, koks gražus veiksmas! Matas Stebuliauskas. Gražu žiūrėti į jo atsigavimą antrajame kovos raunde. Nepalyginsi su tuo, kas buvo per pirmas 5 minutės. Viena minutė 40 sekundžių iki šios dvikovos pabaigos. Ar bent jau iki antrojo raundo pabaigos. Nes antrajame raunde, na taip, daug prasileidžia, daug suteikia varžovui galimybių, tačiau ir pats antrajame raunde įdomesnis yra Matas Stebuliauskas. Kas yra smagiausia, kad kovos įkarštyje, kai prabėgo jau labai daug laiko, kovotojai vis dar parodo, kad jėgų jie dar turi. Ir tokios dvikovos žiūrėtųsi ir žiūrėtųsi. Tikrai negalime džiaugtis, kad tokia kova baigsis netrukus. Jokių būdų ne. Keliasdešimt sekundžių. Atvira kova, ypač antrajame raunde. Ir jūs paklausykite publikos reakcijų į kiekvieną iš tų epizodų. Tiesiog malonu yra. 10 sekundžių užbaigti šią kovą. Na ir šansas paskutinėmis sekundėmis. Gaila, tačiau tuo šansu nepasinaudoja Matas Stebuliauskas. Čia yra dar kartą pakartosiu kova, kuri galėtų taip greitai ir nesibaigti. Koks teisėjų sprendimas? Airis buvo pajėgesnis šioje kovoje. Ir šį kovotoją, įsiminkite, Ajo Daly, tikrai norėtųsi matyti ir kitose turnyruose. Labai gerą įspūdį palikęs šis sunkiasvoris. Na, gerokai daugiau smūgių atliko už savo priešininką. Tai yra faktas. Nagi, teisėjui belieka ištarti, tiksliau tariant, renginio vedėjui lieka ištarti vardą to žmogaus, kuris laimėjo, teisėjui lieka iškelti nugalėtojo ranką. Ladies and gentlemen, by unanimous decision, winner is laimėtojų skelbimas. Blue corner, Ajo Daly. Ajo Daly yra